kaip pačiam vėl Šiauliuose, smagu tą areną sugrįžti, žaisti prie žiūrovų? Na, aš manau, kad kiekvienam žaidėjui yra smagu grįžti į tą pačią areną, kurioje praleidai kažkiek metų, aš praleidau Šiauliuose 2, tad ypatingai tie metai buvo geri, sėkmingi, tiek man, tiek komandai, tad be abejo sentimentai išlieka. Ir apskritai džiaugiuosi, kad berods 5 kartą patenku į Žvaigždžių dieną, tad man tai yra šioks toks įvertinimas, vis tiek žmonės balsuoja, palaiko, tad naudodamasis progą norėčiau jiems ir padėkoti ir tikėkime, kad neliks nusivylusių šią šventę. Daugiausiai balsų nebuvai surinkęs. Buvau antras vieną kartą po Valančiūną irgi, buvau antras. Ne, dar kada buvau Šiauliuose, nes kada žaidžiau Šiaulius, tada balsuoja Rytą ir Žalgirio pamirštą, kada žaidė tik už Žalgirį, tai jau pusė atkrenta. Kaip tas startinis penketukas, beveik Žalgiriečiai? Pasikeitė tiesa, jūs turbūt matėte, Jankūnas gavo traumą, tai sekant Aš manau, kad čia beveik kiekvienais metais būna plius minus daugiausiai sudaro startinis penketas Lietuvos Ryto ir Žalgirio žaidėjai. Aš manau, kad tai yra savotiškai normalu, vis tiek, kadangi balsavime dalyvauja žiūrovai, o kaip žinia, Žalgiris ir Lietuvos Rytas turi daugiausiai fanų, tad jie natūralu, kad balsuoja už savo žaidėjus, bet džiugu, kad treneriai gali rinktis likusius žaidėjus ir ta šventė tampa įvairiapusiškesnė, kadangi atsiranda atstovai ir iš kitų komandų, kurie galbūt lygių nieko nenusileidžia tiem startiniam penketukam.